Sveiki, esu Rūta Černiauskaitė, reiki meistrė, mokytoja. Ir šiandieną noriu Jūs pakviesti atlikti kartu pirmos čakros meditaciją, kuri vadinasi Muladhara čakra. Aš dažnai gaunu Jūsų žinutes, ką daryti, jeigu čakros yra užsiblokavusios. Tai iš tikrųjų nėra taip, kad kažkuri čakra gali būti pilnai užblokuota, kadangi ji yra susijusi su tam tikrais organais ir sistemomis. Todėl tam, kad jūsų organai funkcionuotų, reikia, kad ta čakra palaikytų tada kitos šalia esančios čakros. Ir taip gyvybinė energija tekėtų į tą, kurią labiausiai reikia tuo metu pastiprinti. Todėl kartais galite pajausti, kad lygtais kažko tai labai nedaug trūksta iki to, kad jūs pasiektumėte savo tikslą. O ko trūksta? Energijos. Ir pati pirmoji čakra, vadinasi Muladhara čakra, raudona spalva, viena labiausiai aktyvuojančių, energizuojančių čakrų. Ir raudoną spalvą mes renkamės tada, kai norime išjudinti savo energiją, pastiprinti, padaryti kažkokią tai proveržį, kai norime užsipildyti energiją ir atsistatyti. Ir šiandieną kviečiu šioje meditacijoje aktyvuoti būtent pirmąją čakrą, kuri yra toje vietoje ten, kur jūsų uodegikaulis ir dar kitaip vadinama šakninė čakra. Tai yra mūsų ryšys su žeme. Ir kviečiu pasiruošti praktikai, atsisėsti, kad jūsų nugara būtų tiesi, kojas pastatyti ant žemės, kad jaustumėte savo padus, kurie liestusi prie žemės, padėti rankų delnus į viršų, ir ramiai įkvėpti ir su iškvėpimu užsimerkite. Pajauskite, kad kai jūs užsimerkiate, energija pradeda tekėti tiesiai į jūsų sistemą, iš išorės į vidų. Ir užpildo visą jūsų kūną. Pajauskite, kad jūs leidžiate savo pilnai atsipalaiduoti, būti šioje akimirkoje ir nusiteikti pirmos čakros Muladhara aktyvacijai. Giliai įkvėpkite ir pajauskite savo stuburo pradžią, ten, kur yra uodegikaulis, ten, kur yra jūsų šakninė čakra, pati pirmoji. Tai jūsų ryšys su žeme, žemės energija. Pajauskite, kad jūs turite gilias šaknis. Pajauskite, kad jūs susijungiate su žemės centru. Jūsų šaknis įauga giliai, giliai ir pasiekia patį žemės centrą. Jūsų kojos lygtais prilimpa prie žemės. Jūs kaip tas medis, kuris turi šaknis. Ir savo vidiniame ekrane pastebėkite, kokios yra jūsų šaknis. Ar jos yra, o galbūt jos yra, bet labai nedidelės, silpnos. O gal jūsų energetinė sistema turi stipres, gilias šaknis. Leiskite šiam vaizdiniui pasirodyti jūsų vidiniame ekrane. Kokios yra jūsų šaknis?
koks jūsų yra ryšys su žeme. Ir dabar pajauskite, kad jūs sąmoningai išreiškėte ketinimą sustiprinti ryšį su motina žemė. Ir pajauskite, kaip energija pradeda tekėti per jūsų šaknis, per jūsų kojų pėdas ir maloniai užpildo jūsų pėdas, čiurnas, blauzdas, kelius, šlaunis ir teka tiesiai į pirmąją čakrą, kuri yra kaip energetinis pagrindas visai jūsų sistemai. Galite pajausti, kaip pradeda šilti jūsų kojos, pėdos, uodegikaulis. Vidiniame ekrane galite įsivaizduoti ir vizualizuoti raudoną spalvą. Raudonas kamuoliukas pradeda suktis toje vietoje, kur yra uodegikaulis. Pastebėkite, koks jūsų raudonos spalvos atspalvis. Ar tai tamsi spalva, ar tai šviesiai raudona spalva. Ar pavyksta vizualizuoti raudoną spalvą? Ir savo minties energiją pastiprinkite šį raudoną kamuoliuką. Pagalvokite, kad jisai pradeda plėstis, didėti, stiprėti. Kamuoliukas pradeda suktis palei laikrodžio rodyklę. Pajauskite vibraciją stuburo pradžioje. Energija pradeda busti, kurią būtų galima sulyginti su bundančia kundalini energija, kurią pažadinus energija pradeda kilti į viršų per visą jūsų stuburą ir išlygina energijos tekėjimą, pastiprina kitas čakras. Ir ši meditacija tai yra pasiruošimas pakilimui į viršų. Pasiruošimas prasiplėtimui, energetiniam šuoliui. Ir dabar pagalvokite, kad jūs įkvepiate naują, šviežią, tyrą, gyvybinę energiją tiesiai į pirmąją čakrą. Ir užlaikykite kvėpavimą kelias sekundės. Ir su iškvėpimu pajauskite, kaip energija dar labiau suintensyvėja šiame centre. Mažas raudonas kamuoliukas virsta dideliu energetiniu raudonu kamuoliu. Energija plečiasi, auga, o kur jūsų dėmesys, ten ir energija. Pajauskite arba įsivaizduokite, kaip žemės energija teka per jūsų pėdas, kyla per jūsų kojas ir užpildo jas, pastiprina, bet tuo pačiu atpalaiduoja nuo visos sukauptos įtampos ir patirto nuovargio. Raudona spalva įžiebia naują energijos pojūtį
Pajauskite, kaip raudona spalva pasklinda po visą jūsų kūną. Suteikia naujos energijos bangos pojūtį. Raudona spalva tai proveržis, energija. Pagalvokite, kad būtent dabar jūsų vidinė energija pilnai atsistato, sustiprėja. Pajauskite žemės energijos vibraciją, dažnį, savo glaudų ryšį su materija. Pajauskite, kad jūs pilnai priimate materiją ir užsipildote šiuo dažniu. Ir dabar išvyskite raudoną kamuolį, kuris akumuliavosi ten, kur jūsų stuburo pradžia. Pajauskite šilumą, kuri maloniai jau gali pradėti kilti į viršų ir pradėti pildyti jau kitus centrus. Ramiai įkvėpkite ir užfiksuokite savo vidinę būseną, vidinius pojūčius. Pajauskite energiją. Ir kai būsite pasiruošę, atsimerkite. Pastebėkite, kaip jaučiasi jūsų kojos, kaip jaučiasi jūsų fizinis kūnas ir pirmoji čakra. Norite pratęsti ir aktyvuoti kitas čakras, žiūrėkite mano kitus video. Jeigu jums patiko šis video, paspauskite like ir prenumeruokite šį kanalą. Labai lauksiu jūsų žinučių ir jūsų pasidalymų, kaip jums sekėsi aktyvuoti pirmąjį centrą, ką jūs pajautėte, kokie buvo pojūčiai jūsų kūne. Dėkoju ir iki malonaus susitikimo.